Sveiki, mano vardas Eglė ir aš sveikinu su jumis tinklalaidėje Dialogai, kurią leidžia Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras. Ir šį kartą aš noriu pašnekinti ir pakviesti jūs, klausytojai, į pokalbį su mūsų centro medicinos psichologė ir kandidatė į psichoterapeutės, analitikės, daug metų jau teikiančią pagalbą mūsų organizacijoje nukentėjusiems nuo smurto ir prekybos žmonėmis, Reda Zakšauskienė. Sveika, Reda. Sveika Eglė ir sveiki visi. Reda, tai pirmiausia, norėčiau pradėti gal ir nuo tokio klausimo, tiesiai einant ir prie tos pačios prekybos žmonėmis ir nukentėjusiųjų nuo jų, kadangi, man atrodo, mes visuomeniai nelabai daug atkreipiam dėmesio ar pastebim grupę šių pažeidžiamų asmenų, kurie nukenčia nuo prekybos žmonėmis. Nelabai žinom, kaip toliau klostosi tokiam žmogui, kuris nukentėjo, ką jis toliau gali daryti, kaip jo išgyvenimai keičiasi, kaip jisai su jais dirba, kaip dažniausiai atrodo pati psichologinė būsena žmogaus, kuris buvo išgelbėtas, kuris gavo pagalbą, kuris apskritai nukentėjo nuo išnaudojimo. Tai žmogaus, kuris pabėgo ar buvo išgelbėtas iš išnaudojimo situacijos, tai pavyzdžiui, ar prekybos žmonėmis, ar smurto, ar priverstinio darbo, ar seksualinio išnaudojimo, ar kitos situacijos. Tai psichologinė būsena dažniausiai būna labai sudėtinga ir gali apimti tokį platų emocinių, psichologinių reakcijų spektrą. Tai priklauso nuo patirto išnaudojimo pobūdžio, trukmės, asmenybės ypatumų bei turimos pagalbos. O kaip atrodo pati būsena, tai dažniausiai žmogus pirmiausiai išgyvena labai didelį stresą. Neretai netgi būna būdingas potrauminio streso sutrikimo sindromas, kas žmogui būdinga pasikartojantis prisiminimai, košmarai, vengimas prisiminimų ar vietų susijusių su trauma. Taip pat yra būdingas padidėjęs budrumas, nerimas, išgąstis, šalia visada eina psichosomatiniai simptomai tokie kaip nemiga, skrandžio, galvos skausmai. Be abejo, taip pat yra išryškėja tokie jausmai kaip gėda, kaltė, nes daugelis aukų jaučia kaltę, kad leido tai atsitikti, nors iš tikrųjų tai net nebuvo jų kaltė. Gėda būna dėl to, kas nutiko, ypač tais atvejais, kai žmogus patiria seksualinį išnaudojimą. Taip pat nukentėję žmonės dažnai susiduria ir su savigarbos problemomis. Neretai lydi jausmas, kad tarsi esu sugedęs, kad esu nevertingas. Dažnai būna po to sunku pasitikėti kitais žmonėms, gali netgi vengti socialinių ryšių ar bijoti bendrauti su kitais, bijoti būti atstumtas. Taip pat dažni ir depresijos požymiai, tokie kaip beviltiškumas, energijos stoka, mintys apie savižudybę. Labai dažnai reikia žmogui iš naujo mokytis savarankiškumo, kartais net tokių kasdieniškų dalykų, kaip tvarkytis su dokumentais, finansais, darbinė veikla. Labai būna didelis nerimas dėl ateities, nežinomybės, labai didelė baimė. Aišku, kartais pasireiškia ir trauminis toksai prisirišimas arba vadinamas Stokholmo sindromas, kai išryškėja emocinis ryšys su skriaudėju, kuomet skriaudėjo būna labai gailima, jis būna visaip kaip pateisinamas. Ir visoje šitoje situacijoje išryškėja labai didelė pagalbos svarba. Tinkama tuo metu psichologinė pagalba, socialinė parama, netgi teisinė pagalba, jos yra gyvybiškai svarbios. Ir žmogui tokiais atvejais yra dažnai reikalingas ilgalaikis gydymas, nes gijimo procesas, kad žmogus atsistatytų, vėl iš vidaus sustiprėtų, tas procesas užtrunka ir neina pasveikti taip greitai, kaip norėtųsi. Kokiais būdais psichologas gali padėti ir apskritai padeda žmogui susigrąžinti tą pasitikėjimą savimi, pasitikėjimą pasauliu, kitais žmonėmis?
Psichologas padeda žmogui atkurti pasitikėjimą savimi, kitais ir pasauliu, taikydamas įvairius psichoterapinius metodus, individualiai pritaikytus pagal kiekvieną žmogų, jo poreikius, traumos pobūdį, galų gale pagal asmeninę situaciją. Būtų galima galbūt išskirti tokius kaip pagrindinius. Tai pirmiausia, žmogui yra būtinas psichologinio saugumo kūrimas. Ir čia labai svarbus tampa saugus santykis su terapeutu, su specialistu. Tai yra pirmas žingsnis, padedantis žmogui pradėti pasitikėti bent vienu žmogumi. Ir labai svarbu, kad specialistas elgtųsi nuosekliai, empatiškai, be vertinimo. Tai leidžia po truputį formuoti tokiam kitokiam sveikam santykiui. Taip pat yra svarbi specialisto pagalba traumą įprasminant, kitaip sakant, ją apdorojant. Padėti žmogui suprasti, kad tai, kas įvyko, nėra jo kaltė, padėti išmokti atskirti praeitį nuo dabarties. Taip pat svarbu padėti sumažinti traumos sukeliamas tokias emocinės reakcijas kaip baimė, kaltė, gėda. Taip pat yra labai svarbu žmogui akcentuoti ir įvardinti jo stiprybės, kurios padėjo jam išgyventi. Padėti atpažinti neigiamus tokius įsitikinimus apie save, kurie būna labai dažni, kad aš esu jau nieko vertas ar verta, ir tokius įsitikinimus keisti realistiškais, pozityviais. Taip pat svarbu yra skatinti savarankiškus sprendimus, kurie sustiprintų pačio žmogaus pasitikėjimą savimi. Svarbu padėti atskirti grėsmingus žmones nuo saugių, nes dažnai po traumos yra prarandamas pasitikėjimas visais žmonėmis. Šalia to ugdyti socialinius įgūdžius, bendravimo strategijas, padėti ieškoti saugių ryšių, pavyzdžiui, ieškoti savipagalbos grupių ar kreiptis į artimuosius, kurie gali padėti. Kaip ten bebūtų, specialistui yra svarbu išmokinti žmogų ir atpažinti savo emocijas, tas emocijas valdyti, kad žmogus sugebėtų savo emocijas įvardinti, jų neslopinti, jas atpažinti. Šalia to galima pasiūlyti savireguliacijos tokias kaip technikas, galbūt žmogui padės kvėpavimo praktikos, galbūt dėmesingo įsisąmoninimo, galbūt atsipalaidavimo pratimai ar kažkas tokio, kas žmogui padėtų. Ir labai svarbu yra suprasti, kad pokyčiai vyksta palaipsniui. Pirmiausia, po truputį atsiranda pasitikėjimas, sakykime, terapeutų, specialistų, tada vėliau pasitikėjimas savimi ir dar vėliau kitais ir pasauliui. Ir psichologas padeda kurti žmogui tokius realistiškus tikslus ir švęsti, kaip sakant, kiekvieną mažą žingsnį į priekį. O kaip man, pavyzdžiui, įdomu, o kaip yra su artimaisiais, su draugais, su šeimos nariais, ką jie gali padaryti ir kaip jie gali palaikyti žmogų, kuris nukentėjo? Kas padeda, o gal kas gali netyčia dar labiau traumuoti tose situacijose? Artimieji ir draugai labai dažnai gali atlikti pagrindinį vaidmenį žmogaus gijime po traumos ar išnaudojimo. Tačiau, aišku, labai svarbu žinoti, kaip padėti tinkamai, nes net ir gerai nusiteikę žmonės kartais gali netyčia sustiprinti skausmą ir paskatinti kitą atsitraukti. Paprasti žmogiški dalykai, kas padeda, tai būtų tiesiog tylus buvimas, priėmimas. Kartais geriausia pagalba yra tiesiog būti šalia, be spaudimo, be kaltinimų, be vertinimo, duoti suprasti, kad aš esu čia, kad esu pasiruošęs ir kai būsi pasiruošęs kalbėti, išklausysiu, ką reikės, tau padėsiu. Taip pat yra labai svarbu duoti žmogui kalbėti, kai jam norisi, ir taip pat leisti patylėti, kai jam norisi, neskubinti, kaip sakant, gerbti žmogaus tempą ir neversti dalintis įvykių detalėmis, smulkmenomis, jei dar žmogus nėra tam pasiruošęs apie tai kalbėti. Svarbu galbūt ir akcentuoti ir pasakyti, kad tavo jausmai yra normalūs, kad tu turi teisę taip jaustis.
kad tai nebuvo tavo kaltė. Trauma dažnai reiškia ir ribų pažeidimą, todėl labai svarbu padėti žmogui atkurti asmenines ribas, jo neliesti, neapkabinti be žmogaus leidimo, kaip ir sakiau, neversti jo kalbėti ar veikti per prievartą. Ir aišku, šalia viso to paskatinti atsargiai kreiptis į specialistus, pasiūlyti galbūt padėti susirasti psichologą, psichiatrą ar kitą specialistą, kokio reikia tuo metu, galbūt netgi pasisiūlyti pradžioje palydėti į pirmą susitikimą. Ir aišku, šalia to pabrėžti žmogaus pažangą, kad ir maži žingsneliai, kad ir maži kažkokie tai susitarimai, kad ir maži tavo veiksmai, tai yra didelis žingsnis link tavo pasveikimo, link tavo vėl grįžimo į save. Ir aišku, šalia to klausėte, ko reikėtų vengti, kas gali traumuoti dar labiau. Tai pirmiausia būtų, aišku, kaltinimas ir abejojimas. Ir čia nereikėtų vartoti tokių frazių, kodėl tu tiesiog neišėjai. O tai gal žinai, ten viskas nebuvo taip blogai, kaip tau atrodo, arba juk tu pati ten pasirinkai važiuoti būti. Žodžiu, tokių frazių neturėtų būti, neturėtų skambėti kaltinimas, nes kad ir netiesioginis abejojimas gali atkurti žmogui traumos jausmą, nes išnaudotojai labai dažnai kaltino ir abejojo auka. Taip pat bendraujant su žmogum nereikėtų skubėti, taisyti, kažką pagreitinti įvykių. Nereikėtų sakyti tokių frazių, nu juk laikas viską išgydys, arba nu juk tu gali juk pozityviau mąstyti. Tokie pasakymai, jie sumenkina žmogaus skausmą, gali net sukelti gėdą, kad žmogus nėra pakankamai stiprus, kad jis kažkoks silpnesnis, yra menkesnis. Šalia to taip pat yra svarbu nepersistengti, spausti žmogaus, per daug greitai veikti, išeiti į kažkokį tai veiksmą. Nereikia skatinti kuo greičiau grįžti į normalų gyvenimą, kuo greičiau vėl susirasti darbą, kuo greičiau tvarkyti kažkokius tai reikalus ir taip toliau, nes tai gali tiesiog sukelti beviltiškumą. Žmogus ir pats logiškai suvokia, ką būtų teisinga daryti, ko reikia, bet tiesiog neturi tam vidinių resursų. Jis iš vidaus tiesiog nepasiruošęs ir dėl to nereikėtų pernelyg skubinti ir spausti kažką tai veikti. Pats traumuotas žmogus, jis pats turi teisę nuspręsti, kam ir ką pasakoti. Jeigu tu žinai jo istoriją, niuansus, subtilybės, tai nėra gerai kitiems, kaip sakant, pasakoti ir neva geranoriškai pasidalinti be to žmogaus leidimo, nes visa tai gali atrodyti kaip išdavystė. Pats žmogus turi arba tau duoti leidimą, arba nuspręsti, ką galima kitiems pasakoti. Kai mes išgirstame apie artimojo traumą, apie jo sudėtingą situaciją, nevertėtų mums labai emocingai ir ryškiai reaguoti. Tai pavyzdžiui, verkti, pykti, panikuoti labiau nei tai daro pats nukentėjęs žmogus. Nes žmogus gali suglumti, pasimesti, jisai gali išsigąsti, kad jo situacija, emocijos kitus apkrauna, apsunkina ir kad jo problemos yra per sunkios kitiems, nes mato, kad kiti tai labai skausmingai, jautriai reaguoja ir tai gali paskatinti kitą žmogų slopinti savo jausmus, po truputį užsidaryti, viską laikyti savyje, nebepasakoti, o kas realiai nėra gerai. Tai kitų reakcija turi būti kuo adekvatesnė, empatiška, jautri ir sukurianti tokį saugų santykį tarp tavęs ir nukentėjusio. O ką galima sakyti, ką reikėtų, tai aš tavim tikiu, tu nesi vienas, aš tave noriu palaikyti, padėti, pasakyk, kas tau būtų geriau, kaip tą padaryti, kad tau nereikia būti vienam, viso to išspręsti, kad yra pagalba. Aš manau, kad čia labai esminiai tokie dalykai vertingi žinoti iš tikrųjų, nes kartais mes norime kažkaip tai geriau, atrodo, tą širdį įdedam
ir persistengiam, galbūt kažkur peržengiam tas ribas, perimam per daug kontrolę už kito žmogaus gyvenimo. O man tavęs klausantis, tai man net taip kažkaip galvojant, aha, nu jo, čia labai prasminga ir svarbu ir aktualu būtent va tokiu būdu bandyt tą pagalbą, nes kartais mes įsivaizduojam, kad ta pagalba yra vienokia, bet iš tiesų jinai gali daugiau gal net ir žalos tokios padaryti, nei realios pagalbos. Bet man dar beklausant, žinai, toksai, kai tu minėjai, nu va tarkim, kas gali padėti, ane, kai artimieji galbūt paskatina ar pasiūlo, gal daugiau parekomenduoja, vat galbūt tu galėtum eit va ten pas psichologą, tau pagelbėtų ta galimybė pasišnekėt su profesionaliu žmogumi, saugioj aplinkoj. Ir tu sulauki iš to žmogaus, kuriam tu nori padėti, tokio priešiškumo. Toks, ai, ten psichologai, nesąmonė, čia ne man, čia dar kažkas tai. E, ką tokiu atveju daryti, jeigu tu matai, kad žmogui tikrai tas praverstų ir tu nenori perspausti irgi, bet metai galbūt eina ir tas žmogus vis tam priešinasi ir vis voliojasi tam savo sunkume. Ar įmanoma kažkaip, tai nežinau, tokioj situacijoj kažkaip perlipti tą barjerą, kažką tai pakeisti, ar visgi tam artimajam tiesiog, nu, vat priimti, nu, jo, gal ką besiūlyčiau, tai žmogus toks ir viskas, ir tiesiog priimti tą jo pasirinkimą gyventi skausme tikriausiai. Labai daug žmonių su tuo susiduria, kai mes matome aiškiai, kad artimajam reikėtų psichologo, galbūt reikėtų psichiatro, žodžiu, reikia pagalbos iš šono, nes jisai pats nei artimieji nebegali, nebežino, kaip padėti. Tiesiog jau reikia specialisto įsikišimo. Ir labai dažnai būna atmetimo reakcija, kad žmogus nenori, nesutinka, jam tai neaktualu. Kažkokia prasme, jeigu žmogus nenori, nesutinka, jam nereikia, mes jo per prievartą negalime nei nuvesti, nei priversti kreiptis. Tai reiškia, kad žmogus dar nepasiruošęs priimti pagalbos, dar nepripažįsta rimtumo savo situacijos, rimtumo savo vidinės savijautos, jisai dar turi mintį, viltį, iliuziją, kad jisai dar pats gali susitvarkyti su savim, su savo išgyvenimais, emocijom, kad gali dar pats kontroliuoti. Galbūt, jeigu mes versime žmogų, primygtinai reikalausime, mes sulauksime pykčio, konfliktų ir santykiai po truputį atšals ir jie pradės trūkinėti. Mes negalime žmogaus pernelyg labai skubinti, veikti, kažką daryti. Mes turime prisiderinti prie jo tempo, prie jo suvokimo ir tik tai galime su rūpesčiu karts nuo karto pasiūlyti tą pagalbą, akcentuoti ne tai, kad tau reikia psichologo, tau jau čia reikia eiti pas psichiatrą. Galbūt pasiūlyti, gal tau būtų pravartu kreiptis, kad žmogus pats turėtų galimybę pasirinkti, nuspręsti, ar jisai dabar nori, ar galbūt vėliau kreiptis. Kaip, pavyzdžiui, tuo atveju, jeigu kalbam apie jaunimą, apie paauglius, kaip kalbėtis su jais apie rizikas, apie prekybos žmonėmis, apie išnaudojimo riziką, jeigu, pavyzdžiui, aš esu mokytoja, o galbūt esu mama ar tėtis, kaip su jais kalbėti apie tai, kad tai būtų reali prevencija, o ne gąsdinimas, kuriam galbūt po to sulauks iš tų pačių paauglių akių vartymo ir tokio, ką tu čia nusišneki, nesąmonės man pasakoji. Čia manau, kad pagrindinis principas yra toksai, kad prevencija turėtų būti įgalinanti, o ne gąsdinanti. Tokie kaip pagrindiniai principai, kaip kalbėti su jaunais žmonėm, tai pirmiausia naudoti aiškę amžių atitinkančią kalbą. Taip pat vengti tokių kažkokių grafinių, bauginančių detalių. Ir būtų naudinga dėmesį fokusuoti galbūt ne į patį smurtą, o į žmogaus teisės, ribas, į pagalbos ieškojimą. Vaikai ir paaugliai turėtų žinoti, kad
Tu turi teisę jaustis saugiai visur, namuose, mokykloje, internete, kad niekas neturi teisės tavęs versti, liesti ar gąsdinti. Taip pat yra svarbu jauniems žmonėms kalbėti apie asmenines ribas, apie fizines ribas, koks yra tinkamas ir netinkamas prisilietimas, apie emocines ribas, kas tave verčia jaustis blogai, kai tave kažkas kaltina, gėdina, baugina, ką tuomet daryti, kaip reaguoti ir kaip tą sustabdyti. Taip pat būtų svarbu jaunimą mokinti atpažinti tokias kaip raudonas vėliavėlės, išmokyti, kad blogi žmonės ne visada atrodo iš išorės blogi, kad būtina būti budriems, stebėti elgesį, kas ir kada kaip kalbama, paaiškinti, kad manipuliacija, pažadai, dovanos ar spaudimas gali būti tai kontrolės forma. Ir svarbu būtų paskatinti sukurti tokį savo pasitikėjimo ratą, galbūt 3-5 žmonės, patys artimiausi, kuriems gali pasakyti bet ką, savo asmeninius dalykus. Taip pat dirbant su jaunimu yra labai naudingi tokie kaip praktiniai scenarijai, vaidmenų žaidimai, kuomet saugioje erdvėje jie gali mokytis reaguoti į tam tikras situacijas. Ir taip pat svarbu yra normalizuoti pagalbos ieškojimą, kad tai yra normalu, sveika, drąsu, kad pagalbos ieškojimas tai nėra skundimas, o drąsa ir aišku šalia duoti konkrečius šaltinius, kur galima gauti pagalbos, galbūt tai mokyklos psichologai, galbūt tai emocinės paramos linijos ir panašiai. Ir ta kalba bendraujant su vaikais jaunimu, jinai aišku turi būti pritaikyta pagal amžių. Su mažais vaikais, ten iki 6-7 metų mes galime bendrauti žaidimo formą, kalbėti apie gerus, blogus prisilietimus, asmeninės erdvės ribas, kiek su vyresniais jau galime daugiau vėl kalbėti apie emocijas, aiškinti, kad pagalbos ieškojimas stiprybė, jau su vyresniais paaugliais vėl galima aptarti santykius, socialinius tinklus, kito asmens spaudimą, čia išryškėja jau ir sutikimo, nesutikimo temos, manipuliacijos, jau galima kalbėti ir apie psichologinį smurtą. Žodžiu, bendraujant, dirbant su jaunimu, vaikais, akcentuoti tokius paprastus tiesiog dalykus. Jeigu kas tave verčia jaustis negerai, tu neprivalai tylėti, jei nežinai, ar situacija saugi, pasikalbėk su tuo, su kuo pasitiki. Jeigu tave kas nors gąsdina, baugina, tu visada gali gauti pagalbos ir taip pat labai svarbu akcentuoti, kad tu niekada nebūsi kaltas, jei kažkas su tavim elgiasi blogai. Žodžiu, netylėti, neužsidaryti, eiti, kalbėti ir ieškoti pagalbos, o jos tikrai yra ir daug. Aš tavęs net ir klausant, taip ir užsigalvojau apie va tos atvejus, kai būna su vaikais, kai patiria seksualinę, tarkim, prievartą, net ir artimoj aplinkoj, sakykim. Juk jie labai dažnai būna įbauginti, tu negali sakyti, nes ten, nežinau, į pragarą pateksi, arba jeigu tu pasakysi tavo tėvam, tas ir tas nutiks, arba jeigu tu pasidalinsi su kažkuom, tai tu ten toks ir toks būsi blogas. Ir labai lengva yra vaikus mažus, ypatingai, va, kaip tu sakai, iki 6-7 metų, manipuliuoti ir įbauginti tuo ir tada jie, net ir turėdami atrodo saugų santykį, jie bijo pasisakyti, nes jie jau yra įbauginti, kad, kad bus tos pasekmės. O kaip, pavyzdžiui, kaip, nu, va, čia toliau net ir siejantis galbūt su tuo, bet nebūtinai kalbant tik apie jaunimą, bet ką ką pasakyti tiems, kurie, tarkim, įtaria, kad kažkas iš jų aplinkos galbūt yra išnaudojamas ir nuo ko reikėtų tada pradėti. Tarkim, sakykime, jeigu aš matau, kad savo aplinkoj, kad nu, įdomią, keistą situaciją, kuri man kelia keistus jausmus, va, draugė lyg ir galimai galbūt yra išnaudojama, bet aš nesu tikra, aš nematau tų detalių, bet
man jau kyla įtarimas dėl tam tikrų niuansų, ką aš galiu toj vietoj padaryti, nuo ko turėčiau pradėti. Daugybė aukų lieka be pagalbos vien dėl to, kad aplinkiniai nežino, ką daryti arba tiesiog jie bijo įsikišti į visą tą situaciją. Jei mes įtariame, kad kažkas gali būti išnaudojamas, mūsų reakcija gali būti tuomet gyvybiškai svarbi. Ir kaip mes galime nuo ko pradėti, tai pirmiausia toksai dalykas pasitikėti savo nuojauta. Jei mums kyla įtarimų, tai jau yra ženklas, kad kažkas yra negerai, kad mes dėl kažko nerimaujame. Ir visada yra geriau pasikalbėti ir klysti, negu tylėti ir vėliau gailėtis, kad nepriėjau, nepasakiau, nepaklausiau. Žinoma, yra svarbu kaip stebėti ženklus. Ir tie ženklai gali būti tiek psichologinio ar fizinio pobūdžio. Tai kai mes įtariame, kad žmogui artimajam yra kažkas negerai, mes atkreipiam dėmesį, galbūt yra būdingas užsidarimas, galbūt staigus tokie nuotaikų svyravimai, nerimastingumas, baimė, ypač va tokių vietų, žmonių, tokia kaip galbūt yra mes matome kažkokius tai netikėtus tokius fizinius sužeidimus ant kūno ir iš to sekančius neaiškius pasiteisinimus. Galbūt pastebime prastą miegą, košmarus, kažkokį tai regresinį elgesį, kuris ypač vaikams būdingas. Galbūt mes pastebime pas artimuosius kažkokį keistą pinigų šaltinį ar kažkokią kontrolę iš išorės. Galbūt nenorą kalbėti apie tam tikrus žmones, temas. Visa tai yra ženklai, į ką labai svarbu atkreipti dėmesį ir nebūti abejingiems. Ir tuomet mes galime reaguoti paprastai, ramiai, be spaudimo, pradėti pokalbį, pasirinkti kažkokią tai saugią, privačią aplinką, kur nebūtų kitų žmonių, kur nebūtų triukšmo, kur būtų patogu kalbėti, apie visą tai kalbėti ramiu tonu, be kaltinimų, be įtarinėjimų, neduoti suprasti, kad man atrodo, kad tu čia kažkas su tavim vyksta, ar tu čia kažkoks netoks. Žodžiu, esmė parodyti rūpestį. Ir mes galime tiesiog kalbėti, pasiteirauti, pasakyti, ką mes pastebime, kad pastebime, kad tu atrodai susirūpinęs, pasikeitęs, užsidaręs, gal norėtum apie tai pasikalbėti, kad aš esu šalia, kad aš tas žmogus, kuris galiu padėti, arba duoti suprasti, jeigu tu kada nors jausiesi nesaugiai ar blogai, kad visada gali kreiptis į mane, kad nespausiu tavęs, neskubinsiu ir man svarbu, kaip tu jautiesi ir kad tu žinotum, kad ne vienas. Bendraujant labai svarbu nepulti spręsti situacijos iš karto, nepulti čia visko sutaisyti, sureguliuoti. Svarbu nepriekaištauti. Kartais mes girdime, kad žmogaus pasakojimas mums atrodo painus, nelogiškas, nenuoseklus, kyla galbūt net įtarimų, kad žmogus kažką meluoja, slepia. Tai yra natūralu ir tai būdinga, ir taip kalbėti yra būdinga žmogui patyrusiam traumą. Tiesiog galime pasakyti, kad tu esi drąsus, kad apie tai pasakoji, tai, ką tu patiri, išgyveni, yra labai svarbu ir labai svarbu, kad tu daliniesi. Ir tada šalia to, nespaudžiant švelniai, mes taip pat visada pasiūlome pagalbos galimybės, pasiūlome galbūt netgi palydėti, būti tas asmuo, kuris padės paieškoti pagalbos, kuris palydės pas specialistą. O kaip tuo atveju, jeigu žmogus bijo kreiptis pagalbos? Sakykime, moteris nukentėjo, vat Lietuvoje buvo išnaudojama seksualiai prostitucijoje, galbūt jinai buvo striptizo klube ir tenais ją dar labiau įtraukė į tą prostituciją. Ir žinom, Lietuvoje už prostituciją yra baudžiamos būtent
prostitucijoje esančios moterys ir tie patys sekso pirkėjai, nors realistiškai tai nu, ne visai taip atsispindi. Bet, sakykim, tuo atveju, kur jinai turėtų kreiptis, jeigu jinai, tarkim, bijo, jeigu jinai nėra tikra, ar jai saugu, pavyzdžiui, kreiptis į policijos komisariatą, kuris galbūt į ją pasižiūrės labai iškreiptai ir, nežinau, duos baudą kažkokią vietoj to, kad nukreiptų pagalbos, ar jai reikėtų kaip tik tiesiai eiti galbūt į kažkokią organizaciją, e, kur tas žmogus turėtų, ką jis turėtų daryti, jeigu jam baisu tiesiog dėl tos vat pagalbos ir jisai nėra tikras, nuo ko turėtų pradėti ir apskritai ta pagalba yra, kai mes esam šalyje, valstybėje, kurioje nu, vis dar labai iškreiptas požiūris į tą nukentėjusįjį. Taip, taip. Taip, tai labai daug nukentėjusių žmonių bijo kreiptis pagalbos, nes jaučiasi neretai kalti, jie gėdijasi, jie bijo būti neteisingai suprasti ir su tokia situacija susiduria daug žmonių. Tokie jausmai kaip gėda, kaltė, baimė būti nesuprastam, jie dažnai tampa didžiausia kliūtimi ieškant pagalbos, ypač tokiais atvejais, kai yra patiriamas smurtas ar išnaudojimas. Visada svarbu žmogui pasakyti, kad tu nesi vienas, tai, ką tu jauti, yra normali reakcija į nenormalią situaciją. Svarbu sau leisti jaustis taip, kaip jautiesi, be savęs teisimo. Ir Lietuvoje pagalbos ieškantiems asmenims yra keli patikimi nemokami šaltiniai, kur galima kreiptis dėl emocinės, psichologinės ar informacinės teisinės pagalbos. Pirmiausia, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis jie yra kviečiami skambinti nemokamą nacionalinės asociacijos prieš prekybą žmonėmis pagalbos liniją. Telefonas yra 8-800-9-119. Yra galimybė net skambinti iš užsienio. Taip pat Lietuvoje veikia specializuoti kompleksiniai pagalbos centrai, kurie teikia pagalbą nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje, nukentėjusiems nuo seksualinio ar kito išnaudojimo, kur galima gauti nemokamą psichologinę pagalbą, teisinės konsultacijas, konsultanto pagalbą. Ir čia nebūtinai reikia policijos ar kitų įstaigų nukreipimo, galima kreiptis savarankiškai ir netgi anonimiškai. Be abejo, Lietuvoje veikia emocinės paramos pagalbos tarnybos, kur galima skambinti anonimiškai, nemokamai visą parą. Tokie pavyzdžiai kaip pagalbos moterims linija, jaunimo linija, vilties linija, yra netgi galimybė skambinti vaikams į vaikų liniją. Taip pat yra saugios internetinės platformos kaip bepatyčių.lt ar klausau.lt, kur galima rasti informacijos apie smurtą, patyčias, išnaudojimą. Erdvėje klausau.lt tai yra saugi erdvė išsikalbėti su psichologais internetu. Taip yra svarbu, kad kreipimasis į šias tarnybas neįpareigoja žmogaus imtis teisinių veiksmų. Tu gali kreiptis, pasitarti, pasikalbėti, išsiaiškinti, sau galvoje susidėlioti, o tik tai vėliau priimti sprendimą, ką tu vis dėlto darysi. Nes tose įstaigose dirba specialistai, kurie padės tau saugiai pasiruošti kitam žingsniui, jeigu nuspręsi eiti toliau, jei nuspręsi atstatyti teisingumą ir sustiprinti savo vidinę savijautą. Ačiū, Reda, kad skyrei laiko ir kad pasidalinai tiek daug praktinių dalykų. Ačiū, Egle, tau už galimybę pasidalinti savo žiniom.